Apie ką tau širdies dialogai? Na, man apie ryšį, kai nelabai reikia žodžių. Jeigu kalbam apie vyrą ir apie moterį, tai apie tokį ryšį, kur iš tiesų daug pajautimo yra. Labai moteriškai skamba. Pajautimas. O kas tai yra vyriškai žiūrint? Tai tu galėtum pasakyti, kas tau tuomet yra širdies dialogai iš vyro pozicijos. Man tai atrodo, kad širdies dialogai, kai yra lengva gyventi kartu. Tai vardinama kaip širdies dialogai. Nu, aišku, viskas tas labai gražiai skamba, širdies dialogai, o kaip yra realiam gyvenime? Realiam gyvenime mes labai daug esam mintise, prote, reikaluose, darbuose. Netaip dažnai tai širdžiai pavyksta įsiterpti, būti. Ką tu manai? Nu, matai, man atrodo, kad čia yra mes greičiausia antiek įeinam į savo kasdieninę tą rutiną, kurioje mes visiškai pamirštam, nuo ko mes pradėjome. Na, kaip mes susitikom, kas mes tokie? Nu taip, mes Ar ne? kažkaip tai Dėl susitikom, kažkokia buvo prasmė, kažkokie buvo lūkesčiai, idėjos, aistra. Gal jausmas. Nu, jausmas tai čia. Bet širdis, man atrodo, tada tikrai buvo, ar Tai ne? širdis visada buvo ir yra, bet jinai tuo metu buvo Atviresnė. aiškesnė. Jausmas toks. Tai buvo ekstazė tam tikra prasme pradžioje. Ir atrodė, kad viskas bus puiku. O po to kažkas su laiku pradeda pasimiršti. Keistis. Man atrodo, kad ten yra keletas tokių problemų. Tai yra keičiasi, nes tie lūkesčiai, jie neišsipildo. Ta svajonė vizija, kaip turėtų viskas būti, pagal mano akis, tai taip neįvyksta. Ir nesusidera. Man tai širdies pokalbiai, tai dialogai, tai gaunasi, širdis yra per vidurį, man atrodo. Tai jinai labai gerai simbolizuoja, kad turi susiderinti ir galva, ir viskas, kas po širdimi. Ir neįvyksta tai. Nu, arba įvyksta, bet po to išblanksta. Na, kai aš kalbuosi su poromis, aš akcentuoju tas skirtingas meilės, skirtingus meilės pavadinimus, skirtingas meilės vietas, skirtingus netgi apibrėžimus apie meilę. Kai kalbam apie apatinius savo kūniškuosius centrus ir apie širdį, tai visai kas kita. Taip, tai yra protas, sakykime, iš vyriškos pusės žiūrint, tai yra protas, protingas santykis, ir yra aistringas santykis. Bet tam aistringam santykiui dar yra tokie 3 lygmenys ir aš galiu priminti tie, kurie esate girdėję ir pasidalinti tie, kur negirdėję. Nes kalbant apie 3 pamatinius apatinius centrus, daugelį yra žinomi, tai kaip ir mūsų energetiniai centrai ir čakros kitaip vadinamos. Tai pirmasis yra saugumo centras. Antrasis yra toksai seksualinio malonumo, ryšio centras, ryšio su kitu. Ir trečiasis yra saulės rezginys, yra galios centras. Ir kai mes kalbame apie meilę, dažnai mes kalbame iš tų centrų, bet jie visi yra susiję su sąlygom. Ir pirmasis saugumo centras, jis štai turi tokią sąlygą, nes mes vienas kitam norim suteikti saugumą arba tikimės, kad suteiksime saugumą. Tikimės. Man atrodo, moters vizijoje vyras turi suteikti jai saugumą. Yra toksai momentas daugeliu atveju ir tai saugumas yra finansinis, apsisprendimo, ar ne, tas emocinis. Jo, tas stuburas vyriškas, ne, kad aš būsiu su tavim. Ir pasitikėjimas tuo žmogumi, ne. Taip, kad jis bus su manim. Kad jis bus konkretus, aiškus patikimas ir numatomas.
kad saugos, globos, ar Nu, ne, taip. kažkaip jeigu kalbant apie tą saugumą, tai labai svarbu, taip iš tikrųjų, kad liktai iš vyro ateis tas saugumas, atrama, materija ir taip toliau. Bet čia yra sąlyga, Nu, grįžtant prie meilės tų apibrėžimų, kad tai čia iš viena iš meilės apibrėžimų galimybių. stulpų, toks, ant kurio stovi ta meilė. Nu, tai turi būti saugumas, jis bet kuriuo atveju turi būti. Ir vyras tas, kuris suteikia saugumą, ir moters akise ir yra vyras. Jeigu jis Taip, tai nesuteikia, yra kam- svarbu, tai yra kam jis svarbu. reikalingas? Nu, Bet visko būna gyvenime ir vyras tam tikrais momentais, kritiniais savo gyvenimo momentais, bankroto arba netekčių momentais, arba pats, sakykime, patenka į sudėtingą situaciją, avariją, ar kaip jis pats gali būti nesaugus. tai taip. Bet noriu sugrįžti prie tos sąlygos, kuri yra iš saugumo centro, kuris sako, aš myliu tave, jeigu tu man suteiki saugumą, o jeigu nesuteiki, jeigu negali, jeigu ir vyrui kažkas atsitiko, ar tai reiškia, kad jo aš tada nebemyliu? Tai tada jau ateini į kitą lygį, prasideda krizė. Krizė prasideda, jo. Realiai tai yra pirmoji krizė, tokia rimtesnė, kai tu pamatai, kad tas žmogus, su kuriuo gyveni, tai visiškai tau nesukuria saugumo. Taip, bet žinai, jeigu tai yra, ir ko dažnai pasitaiko mūsų gyvenime, kad įvyksta tie atvejai, mums gyvenimas pasiūlo kažkokias krizės, netikėtus atsitikimus, ar ne? Kaip kitaip, bet krizė ir yra tame, kad visada yra durys už krizės. Ir krizė tai yra tas, kas parodo išeitį iš esamos situacijos. O labiausiai gal parodo iš tikrųjų poros rezervus, resursus. Tai reiškia... Taip, tai paslėpta galia. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu tau kažkas nutiko ir tu kaip vyras, kuris visada teikiai man tą kažkokią tai saugumą, įvairų, negali to padaryti, tai aš kaip moteris naudojuosi savo resursais ir mums abiems suteikia saugumą. Taip, tai yra atvirkščiai, tai yra pas moterį gali būti įvairi krizė, tai čia lygiai tas pat, tai čia yra pirmas svarbus dalykas, kad mes vienas kitam bandom. Mes vienas kitą palaikom. Palaikom, kad ir kas bebūtų. Ir taip, ir mes abu turim save taip orientuoti gyvenime, auginti, vystyti, kad turėtumėm ir savo individualų asmeninį saugumą. Aš negaliu vien tik tai pasikliauti tavimi, ar ne? Nes tu nesi mano dalis tokia, kur vaikštai kartu visur su manim. Aš atsakinga už pati už save. Kai aš esu pilnai savimi pasitenkinęs. Arba, kitaip sakant, jaučiuosi pilnatviškas su savimi. Visų pirma, saugus. Visų pirma, saugus. Aš galiu, jeigu aš jaučiuosi saugus, tai jau visa kita po to jaučia sudedamosios dalis. Nes jeigu aš nesaugus, tai apie pilnatvę ten nėra, man atrodo, nėra nei kalbos. Taip, tai tarkim, tu gerai esi saugus. Po to iš to kyla kas? Kyla tada, jeigu aš jaučiuosi saugi, tu jautiesi saugus, kyla noras pasismaginti. Mes kylam į antrą centrą. Pasismaginti. Taip, pasidžiaugti gyvenimu, vienas kitu. Jeigu aš pasitikiu tavim, ar ne, aš galiu atsiverti, bet kam, malonumui, keliavimui ir taip toliau ir panašiai. Partnerystei. Ne, dar ne. Čia labai svarbus centras, ties kuriuo reikėtų sustoti. Nes antrasis centras turi štai tokį apibrėžimą ir tokią sąlygą, kad aš myliu tave, jeigu tu man suteiki malonumą. Taip. Tai yra sąlyga. Malonumą, arba su laiku nebegaliu suteikti malonumą, tai ką tada jau viskas? Ir dažniausiai... Bet saugus. Sudėtinga. Dažniausiai čia ir mes susidurėm, ir poros susiduria su tuo, kad, tai gali būti iš tikrųjų vėlgi kita labai didelė krizė. Oi, variukas tau bėga. Krizė. Tai gerai, bet... Labai žmogiška patirti malonumą, norėti apsijungti. Tik dar gerai, jeigu žmonės moka suteikti vienas kitą malonumą arba moka atras, bet praktika rodo, kad nelabai dar ir sugebame mūsų kultūroje, tai čia tas malonumas
nuo to, kaip norėtųsi ir taip, kaip yra, tai labai dvi skirtingos pusės. Todėl, kad, natūralu, vyro malonumas, jis išorėje, aiškus, jis lengvai pasiekiamas, taip? O moters tie malonumo centrai yra ir visų pirma, malonumas tai yra galvoje, tai yra leidimas savo visų pirma patirti malonumą, leidimas. Taip, tai norint tą leidimą, tai turi būti jis ir saugus, taip, ir patrauklus, taip, tas žmogus. Taip. Įdomu, kaip taip gali būti kokius 25 metus iš eilės. Bet žiūrėk, netgi nežiūrint į tai, kad tu man gali būti saugus ir patrauklus, bet jeigu yra kažkokie dalykai, dėl kurių aš pati save baudžiu, arba jeigu aš neturiu ryšio su savo kūnu, jeigu jisai man nepatinka, aš galiu neleisti savo patirti malonumo, todėl kad tai yra moteriškoji psichologijoje labai labai stipru. Taip, čia vyras tai pusės dalykų dabar nesupranta, ką tu sakai, nes galvoja, kad ten viskas aišku. Taip. Kaip yra toksai per linksmumo prizmę. Tai sako, apšilimui mes tiek pat turėjom laiko, tiek aš, tiek tu. Tai aš tai apšilau, o tu ką veikiai? Mano varikliukas dar neužsijungė. Mes abudu turėjom lygiai 7 minutės apšilimui, nes tiek vyksta reklamos pertraukėlė. Tai kodėl tu nesusijaudinai? Todėl kad moteris yra subtilus organizmas, kuris apjungia ir psichologiją, ir kūną. Čia labai, man atrodo, vyrams kaip ir atrodo viskas čia paprasta, tik kai klausantis moterų pasirodo, kad labai nepaprasta. Nepaprasta. Tai tarp kitko pagal tą anketą labai įdomu stebėti, kur ten pildo poros, norėdami tą seminarą ateiti, kad pasirodo, aš tau suteikiu malonumą. Taip, geras balas, tarkim, iš 10 vidutiniškai 7, kad aš tau suteikiu malonumą 7 balai, o kad tu man suteiki malonumą gerą, tai 5 balai kokie nors. Tai vadinasi, mes save labai gerai vertinam, kad aš esu tas žmogus, kuris gerai viską darau. Dažniausiai nepaprasta kalbėtis apie intimumą, tai čia iš viso. Mes jeigu yra žodis apie intimumą, tai mes iš karto slepiamės, nes čia dabar negražu, nepatogu, drovu, nekilminga. Žinai, gal šiais laikais nėra jau ir taip ir nepatogu, tačiau kalbėti taip plačiau, bet dviese susėsti, žiūrint vienas kitam į akis ir pasakyti savo mylimam žmogui, kad visa tai, kaip tu prisilieti prie manęs, arba taip, kaip tu esi intimume, man netinka. Įsivaizduoji, kaip tai reiškia. Tai čia būna dar problema, kad tai, kas tiko anksčiau, dabar jau nebetinka. Taip, todėl, kad visi keičiamės, kaip moteris keičiasi po gimdymų, keičiasi, ar ne? Vyrai nesikeičia po gimdymo dažniausiai. Dažniausiai ne. Ten pas juos viskas kaip veikia, taip veikia, užtat niekaip neaišku, kas ten galėjo keisti. Bet po vaikelio atėjimą į šeimą, viskas keičiasi poroje. Aš suprantu, tai čia dar viena krizė, tokia krizė kaip galimybė, nes nenori turi perdėlioti visą sistemą, planą. Todėl, kad sistema išaugo, pasikeitė. Ir dar svarbiausia, kad čia viskas ne taip lengvai persidėlioja, nes laiko dar mažiau trūks. Ir taip dabar trūksta laiko vienas kitam, dabar dar sumažės laiko. Hormonų pokyčiai. Ir čia irgi labai svarbus momentas ir poros, kurios turi vaikelius ir dar nedidelius mažučiukus, labai greitai įeina į tą santykį, mama, tetė, vienas kitą vadina ir priima, džiaugiasi mažyliu ir džiaugiasi, kad jis turi abudu, bet tame pameta mylimųjų rolės, tada pameta vienas kitą. Tai mes tada tampam tais tokiais globėjais. Mes tampam šeimai. Ir tada kaip ir saugumas, kaip ir aišku, nes jau jisai turi būti, bet aistringumas jis tada kažkur dingsta. Dingsta. Jo, ir čia daugybė niuansų ir mes kalbam, visą tai turėdami omenyje, kad
Kviečiame poras prisijungti į patyriminį seminarą nuostabioj meditaciniai vietoj Trakų rajone. Visų pirma, atsitraukti nuo rutininės savo kasdienos ir pervažiuoti į tą pasaulį, kur galima visų pirma pasivaikščioti po didelę teritoriją, pabūti, netgi kiekvienam atskirai, nebūtinai su pora, praeiti didelį tokį akmenų labirintą, kur susicentruoti. Visų pirma, ateiti į save. Ir kai tu klausi apie širdį, ar ne, tai vat iš to, kas buvo tokia makaliūzė galvos, jausmų, įtampų, darbų, veiksmų, tėvų, vaikų, rūpesčių, išvažiavimas iš namų, juk visi žino, kad ar į kelionę išvažiavus, ar kur kitur, pasikeičia, viskas pasikeičia. Galima įkvėpti oro, palikti tai liktai už kažkokiam kitam pasaulį ir atsisukti vienas į kitą. Nu, tu taip romantiškai viską darai. Konkrečiai. O tau patinka? Man patinka, nu tai aišku patinka, nu tai čia. Aš tai galvoju, vat, žiūrint taip logiškai, konkrečiai ir aiškiai, kad pirmas dalykas, mes galim pasukti vėl link vienas į kitą. Taip, atsisukti. Kad problemos, kurios susidėliojo po gabalėlį tą gyvenimo krepšelį, gali būti gana greitai iškratytos. Taip. Taip, reikia žinoti, kaip tą padaryti. Taip. Ir įvairiausius patyriminius tuos procesus. Nu ir trečias dalykas, drąsiai nebijoti kurti viską iš naujo. Jo, bet čia va dar apie tą trečiąjį centrą noriu pasakyti, kad Saulės rezginio centras valios kontrolės, jisai irgi turi sąlygą ir čia apie tai, kad vien palikti visą tai reikia irgi porai valios. Palikti vaikus, palikti namus, palikti darbus ir visam savaitgaliui persikelti į šitą nuostabią vietą, iš kurios mes dabar kalbam. Reikia valios, vienas kažkuris turi pakviesti ir sakyti, varom, važiuojam, pabūkim, sugrįžkim vienas į kitą, aš pasilgau tavęs, man trūksta. Netgi iš šito centro yra meilei sąlyga. Aš myliu tave, nes tu man paklūsti, bet gal ir šitoj vietoj visai faina, jeigu vyras sako, klausyk, brangioji, kaip vyras, kaip tu mane pakviestum į tokį seminarą? Girdė. Aš tai, žinai, kaip vyras, tai man atrodo, jeigu, aš dabar galvoju, jeigu kaip moteris prieina prie vyras ir sako, važiuojam, pabūsim dviese. Na tai aš tave dažnai, pavyzdžiui, pakviečiu, nu ir ką, pakviečiu, važiuojam, pabūsim dviese. Bet čia mes dviese galim dar atrasti naują kažkokį neatrastą prieš tai bendravimo ir širdies tą dialogų ryšį. Tai dabar kaip iš moters ar kaip iš vyro pozicijos sakai? Nu, gal daugiau kaip iš vyro, nes tai labai logiškai. Nu gerai, pavyzdžiui, pakviesk mane į tokį seminarą. Vat organizuoja kažkokia pora, sako širdies dialogai. Man atrodo, kad dažnai moteris kviečia. Moteris, bet būna ir vyrai. Nu, vyrai sako, tai važiuojam, reikia išspręsti kažkokius klausimus. Mums negerai, man negerai. Nu, pavyzdžiui, man negerai, tu manęs negirdi, nesupranti, nematai. Iš esmės mes nesusikalbam, važiuojam tenai, gal jie padės mums susikalbėti. Tai va čia yra dažniausiai pagrindinis problemas labai paprastos. Mes nesusikalbam, mums reikia, kad kas nors padėtų susitarti. Oi, sąmoningas vyras čia turėtų taip kalbėti, nes žinai, kaip vyras sako dažniausiai, aš matau, kad jį nelaiminga. Sugalvojau, kad reikia kažką daryti, kad jinai būtų laiminga. Nes jinai nelaiminga dėl to, kad aš nesugebu jos padaryti laimingą. Ir tada darau kažką. Tai čia jau yra toksai vyriškas reikalas, kad reikia imti ir spręsti tą klausimą. Taigi gali kreiptis į vyrus. Vyrai sprendžiam klausimus. Kreipiausi, sprendžiam, reikia daryti, nu tai kiek čia gali. Čia, žinai, gali metais trypčioji galiu, noriu, bet nedrįstu, nežinau, nepatogu. Ai, prisigeriam dabar, čia viskas su draugais ten ir taip toliau, ir jinai durna nesupranta ir visa kita. Nu, tai taip, bet tai nieks neišsisprendžia. Tai, žinai, jeigu tu
važinėjai su mašina, kuri rūdyja ir sakai, gal jinai net surudys. Tai jinai kuo rūdyja labiau, kaip ir santykiai, tai tik tai blogėja nuo to, tai darbo paėmė, išsprendė ir tada judi į priekį. Reikia tas rūdis, ne? Reikia taip nuvalyti. Kuo anksčiau nuvalai, tuo geriau jinai važiuoja. Hermetikų kokiu tu ten užtepti. Hermetikų, taip. Paskui uždažyti. Tai dar nebūtinai jinai ilgai laikys, bet jinai bent jau laikys, bent jau tu darai, tai bent jau yra pasitenkinimas. Supranti, jeigu po to santykiai subyra ir aš jaučiuosi, kad nepadariau viską, kad išlaikyčiau, tai atsiranda kaltės jausmas. Ne tik, man atrodo, kad vyras praranda save, praranda savigarbą, praranda, labai stipriai paveikia ego. Labai stipriai, kiekvieną iš mūsų, ne tik vyrą, bet ir moterį, ar ne, susimoviau, nepavyko, bet ką dariau dėl to, ką aš padariau. Dažniausiai, kai jau prisidirbė, tai tada jau sakai, galėjau ir kitaip padaryti. Tai geriau tada jau iš anksto pasiruošti tam ir daryti kažką. Bet, matai, čia dar yra papildomas, tas ego neleidžia. Vyras dažnai nepripažįsta. Taip, protas ir yra ego. Tai vyras nepripažįsta, kad jis nedaro kažko, ką reikėtų padaryti. Nes tarsi, supranti, iš vyriškos pusės žiūrint, tai atrodo, aš nusižeminu, žinai. Aš dabar kviečiu moterį spręsti santykių klausimų. Tai ką aš pats negaliu išspręsti. Bet praktika rodo, kad negali. Bet man atrodo, kad daugėja vyrų, kurie tai supranta. Tai aš ir noriu pakviesti tuos vyrus, kurie, tai negalvoju, kad esi vienas mūsų lietuvėlė ir ten dabar nieks negali išspręsti. Visos pasaulyje problemos yra išspręstos. Klausimas, kaip tą rasti sprendimą. Man atrodo, kad pirminis dalykas tai yra noras. Jeigu vyras ir moteris nori spręsti, nori keisti, tai tam atsiras ir laiko, tam atsiras ir pinigų, tam atsiras ta puikia galimybė, kai tai galima padaryti. Ir mes nesam kažkokie super duper ypatingi ekspertai. Taip, mes einam. Tu tai tikrai ekspertė, aš tai nesu ekspertas, bet tu tai ekspertė. Aš daug dalykų mokiausi, kad pažinčiau žmogų ir žmonių tarpusavio santykius, tiek vyrus, tiek moteris. Iš tikrųjų labai daug įdomių dalykų. Ir dar yra tokių, kurių niekaip nepanaudoju tos praktikos padedant, nes ta porų erdvė neatsiveria. Tai yra daug labai gražių praktikų, kurios reikalauja laiko ir gylio. To neišeina padaryti auditorijoje, net ir gražiausio patyrimo erdvėje per keletą valandų. Reikia daugiau laiko, reikia viso savaitgalio. Idealiausia būtų, kad savaitės. Bet savaitgalis tai irgi jau daug, per kurį galima ir žaismingai, ir giliai, ir įdomiai, ir paprastai, ir su meile mums abiems pasikeičiant, palaikant vienas kitą, įsiklausant į jus, imti ir nuveikti kažką labai gražaus. Konkretaus, aiškaus, kad būtų nuvažiuoji, praeini procesus, gauni rezultatą, su rezultatu kažką veiki. Jeigu tu gauni žinias, bet neturi patyrimo, tai tu ir vaikštai su knyga ant galvos. Labai gražu, bet nepraktiška. Mūsų užduotis nėra, kad dabar mes įmetam į tave žinių gali įmesti YouTube'as labai daug. Bet reikia dabar praktikos. Tai kas iš to, kad aš žinau? Man reikia daryti tą, suprasti tą, jeigu aš nesuprantu to, tai vadinasi, kodėl nesuprantu, kaip tą pajausti, kas yra pajautimas konkrečiai. Tai aš labai konkretus šitą vietą. O aš esu praktikė. Nu. Irgi esu praktikė ir noriu išdrįsti tave pakviesti į patyrimus savo poroje. Noriu nuraminti, kad poros, kurios atvažiuos, jos irgi nerimaus, joms irgi reikės laiko ir drąsos atsiverimo, bet kadangi mes 10 porų ir mes sukursim tą bendrą tokią atmosferą, mes būsim visi bendrame lauke ir bendrose panašiose vibracijose, mes labiau įkvepiantis jūs, atsiverti, džiaugtis, nusitrinti tas visas dulkes, rūdis ir paškučiuko, taip sakant, pabaigai eiti ir prie poliravimo, ar ne?
Nu taip, jau po to desertas. Desertas. Įsivaizduoju, 25 metus kartu pragyveni. Ir vėl desertukas iš naujo. Labai smagu, iš tikrųjų. Todėl mes norim pakviesti. Taip, tiesiog. Kad galėtumėm pasidžiaugti su jumis. Taip. Rezultatu. Kiekvieno iš jūsų. Ką čia galvot? Kiek galima galvoti? Ar ne? Kviečiam. Kviečiam, viskas, kviečiam. Nu, atvažiuok ir gausi gerą rezultatą, jeigu negausi, tai tavo problemos. Ne, iš tikrųjų, jeigu bent trupučiuką įdėsite pastangų, jau bus tam tikras rezultatas. Taip, taigi, mes kartais irgi tokie esame perfekcionistai, mes norim tai padaryti, kad, atvažiuoju savaitgalį, turiu 20 metų kauptą problemą, dabar greitai bėgu į kažkokią salę, man visi viską išsprendžia, mano galva prašviesėja, mano žmogus tampa, jisai visiškai pasikeičia, transformuosi, vėl pradeda elgtis su manim tada, kai buvo prieš 25 metus, sukuria aistrą man, plūstant manęs toks gėris ir aš sumoku labai minimaliai, gaunu maksimaliai ir vėl 25 metai kaip niekur nieko. Nu, taip, stebuklų nebūna. Taip, reikia praktiškai žiūrėti. Nu, tai jeigu tu nors vieną problemą išspręsi, kuri palengvins tavo gyvenimą, tai jau yra gerai. Na, orientuokimės bent į dvi. Nu, gerai, dviese. Vieną iš vyro pusės, kitą iš moters pusės. Ir tai bus labai gerai. Gerai. Toks yra mūsų planas. Toks planas. Bet planas iš tiesų ir pasidžiaugti, ir atsipalaiduoti, ir pasijuokti, ir skaniai pavalgyti, ir įsimaudyti pirtį, ir praeiti labirintų, ir pasivaikščioti, ir pamiegoti, ir atsipalaiduoti, ir susipažinti vienas su kitu. Ir nuostabus resursai yra visuose dalyviuose. Tie, kurie atvažiuoja, vien pabendrauti su kita pora, o jeigu dar su grupė tokių pačių bendraminčių porų, yra nuostabus patyrimas. Taip kad laukiame jūsų registracijų ir turėsime nuostabų paskutinį rugsėjo savaitgalį. Gerai. Ramunė ir Virginijus. Laukiame.